yra vienas dalykas, kurio nei vienas darbo ieškotojas nenori pripažinti, bet kuo mes greičiau pripažinsim šitą faktą, tuo efektyvesnė bus mūsų darbo paieška. Mums reikia pardavinėti save. Kol tu ieškai darbo, tu esi pardavėjas. Realiai. Ir aš žinau, kad tas pardavimo procesas gali atrodyti, o Jėzus Marija, ką man čia daryti, kaip man tai daryti, aš nemoku. Baisus, gąsdinantis, neaiškus, visoks koks. Bet žinokit, jis neturi būti toks sudėtingas. Pardavimai šiuo atveju yra ganėtinai paprasti. Jums reikia išsiaiškinti įmonės, į kurią aplikuojate, su kuria kalbatės, kurioje norite dirbti problemą. Tai galite pamatyti tikrai pačiam darbo skelbime. Jau matosi, ko jie ieško ir kokią problemą jiems sprendžia būtent šita darbo vieta. Kai tai išsiaiškinsit, jums reikia rasti ir pabrėžti visus savo įgūdžius, savybės ir patirtis, kurios tą problemą sprendžia. Pabrėžkit jas CV, pabrėžkit jas per pokalbį, pabrėžkit jas asmeninėse žinutėse, praktinėse užduotyse taip pat. Viskas tikrai yra kur kas paprasčiau negu atrodo. Taip kad pabandykit ir duokit man žinot, kaip sekės.